iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad rado galimybę mus aplankyti, pasidalinti savo įžvalgomis Julijana Andrijauskienė, Nacionalinės Martyno Mažvydas bibliotekos Judaikos tyrimų centro vyriausioji tyrėja. Taip, aš esu Nacionalinės bibliotekos Judaikos tyrimų centro tyrėja ir taip pat aš esu Lietuvos istorijos instituto doktorantė. Šiuo metu rengianti disertaciją apie tarpukario Kauno žydų gyvenimą. Tikiuosi, kitais metais jau gal kaip daktarė skaitysiu pranešimus. O šiandienos tema tai yra padalinta bendruomenė žydų istorijos siužetai tarpukario Vilniuje ir Kaune. Gimė kaip mano bakalauro darbas ir imtis šio tyrimo paskatino keli probleminiai aspektai. Tai vienas iš jų, jog kalbant apie tarpukario Lietuvos žydų bendruomenės istoriją ir kultūrą, daugiausia tiek bendrame naratyve, tiek istorikų tyrimuose yra vis dėlto renkamasi Vilniaus pavyzdį. Tai yra neretai Lietuvos žydų bendruomenės istorija yra pristatoma per Vilniaus žydų atvejį, kai tuo tarpu beveik viso tarpukario laikotarpį tiek politiškai, tiek teritoriškai Vilniaus žydų bendruomenė ir apskritai Vilnius priklauso Lenkijos Respublikai. O tai vis dėlto užgožia ir neleidžia iki galo įvertinti kitų Lietuvos žydų bendruomenių raidos, kaip tarkim mano nuomonė tarpukario Kauno žydų bendruomenės istorija ir kultūros paveldas yra vis dar nepakankamai sulaukęs istorikų ir visuomenės dėmesio. Nepaisant ir tokios išskirtinės situacijos, kuomet Kauno žydų bendruomenė tarpukario Lietuvoje sukuria naują Lietuvos žydų kultūros centrą. O antrasis probleminis aspektas susijęs su tuo, jog nors Lietuvos žydų istorijos ir kultūros tyrimai sparčiai populiarėja, susilaukia vis didesnio istorikų ir visuomenės dėmesio, vis dėlto tarpukario žydai Lietuvoje dažnai vis dar yra suvokiami kaip vienalytė bendruomenė. Ir dažniausiai tai klaidingai. Patys žydai 20-ojo amžiaus pradžioje kelia tą nevienalitiškumo, daugiasluoksniškumo klausimą, išduoda klausimą, kas mes esame, ar mes esame pavieniai žydai, ar mes esame žydų bendruomenė. Ir vien diskutuojant šiuo klausimu tarpukariu iškyla, kad skirtingi judėjimai, politiniai judėjimai žydų bendruomenė turi skirtingas požiūris, kas mes esame. Ir tarpukario laikotarpiu žydų susiskaldymas apėmė beveik visas žydų gyvenimo sritis. Tai yra sionistai, tai yra folkistai, tai yra buntistai, hebraistai, jidišistai, kraštutiniai ortodoksai ir sekuliarų žydai. Ir šios sąvokos dar skambės ne kartą mano paskaitoje ir noriu iš karto trumpai apibrėžti, apžvelgti, apie ką bus kalba. Tai sionistai tai yra galingo aktyvaus tautinio žydų judėjimo atstovai, pasisakė už žydų kelimąsi į Palestinos teritoriją ir žydų valstybės Izraelio, arba kaip žydai sakė, Eretz Izrael, įkūrimą. Sionistams prieštaravo folkistai, kurie orientavosi ne į žydų valstybės įkūrimą, Izraelio įkūrimą Palestinos teritorijoje, o oponavo, jog mes turime gyventi čia ir dabar diasporoje, kurtis diasporoje ir puoselėti savo tapatybę, savo kultūrą čia, kur mes bendruomenėje. Ir pasisakė už žydų tautinės ir kultūrinės autonomijos įtvirtinimą būtent diasporoje. Ir ne ką mažiau svarbus buvo bundo politinis judėjimas ir čia jisai buvo aktualesnis tarpukario Vilniuje, kur ir buvo 1897 metais įkurtas, aktyviai veikęs visoje tarpukario Lenkijos Respublikoje ir bandęs gerinti būtent darbininkų teises ginti. Tačiau vis dėlto neįgavęs pagreičio ir neišpopuliarėjęs tarpukario Kaune. Ir konfrontacija šitarp skirtingų politinių judėjimų palietė ir kalbinį klausimą, kalbų klausimą. Tai yra, kuria kalba, jidiš ar hebrajų, turėtų būti vartojama visose žydų gyvenimo srityse. Ir sionistai, jie kėlė hebrajų kalbos prestižą,
siekia, kad hebrajų kalba vyrautų visose žydų gyvenimo srityse. Folkistai ir bondistai pasisakė už žydiš kalbos ir kultūros puoselėjimą. Na ir žinoma, labai ryškus skirtumas buvo tarp religinių ortodoksų, išpažinusių judaizmą, besilaikiusių religinių taisyklių ir sekuliarių, nebetapatinusių savęs su religija žydų. Ir matant šį nevienalytiškumą, buvo įdomu pažvelgti į dviejų skaitlingiausių ir reikšmingiausių tarpukario Lietuvos žydų bendruomenių raidą, tai yra dviejų sostinių, istorinės Vilniaus ir laikinosios Kauno žydų bendruomenių raidą ir panašumus. Ir jeigu iki Pirmojo pasaulinio karo bendruomenės gyvenimas funkcionuoja daugmaž tolygiai, matome labai daug panašumų vieną į kitą, tuo tarpu tarpukaris yra tas laikotarpis, kai išryškėja labai daug skirtumų tarp bendruomenių. Ir žinoma, tai tam neabejotinai turėjo įtakos besikeičianti politinė aplinka, kuomet 20 amžiaus pirmojoje pusėje įvykiai Lietuvoje ir visoje Europoje vystėsi išties dinamiškai. Kaip žinia, 1918 m. vasario 16 d. paskelbiama Lietuvos nepriklausomybė su sostinė Vilniuje. Tačiau jau labai greitai, netrukus dėl konflikto su Lenkija, 1919 m. sausio 2 d. iš Vilniaus į Kauną pasitraukė Lietuvos vyriausybė ir pastarasis miestas yra paskelbiamas laikinąja Lietuvos Respublikos sostinė. Netrukus dar kitais metais, 1920 m. spalio 8 d. Vilnius, istorinė Lietuvos sostinė, jau buvo įjungta į Lenkijos Respublikos sudėtį. Ir įprasta kalbėti apie šių įvykių sukeltą įtampą tarp dviejų kaimyninių tautų, tai yra lietuvių ir lenkų. Tačiau tai neabejotinai turėjo didelės įtakos ir Vilniaus ir Kauno žydų bendruomenių raidai, jau nekalbant apie kitų tautinių mažumų. Ir po geopolitinių pokyčių iki pat 1930 m. rudens viena nuo kitos buvo izoliuotos gausiausios žydų bendruomenės, iki tol daugelį šimtmečių veikusios kaip vienas kultūrinis, kalbinis ir politinis darinys, ir nevienoda socialinė ir politinė aplinka, skirtingas santykis ir sambūvis su dominuojančia tautinė grupė turėjo tiesioginės įtakos skirtingiems Vilniaus ir Kauno žydų bendruomenių pasirinkimams. Ir svarbu, jog įvykę politiniai pokyčiai paveikė daugybę žydų bendruomenių raidos aspektų, tačiau šiandien turint labai ribotą laiką šioje paskaitoje, kiek įdomiau bus pažvelgta ir palyginta tik tai dalis galimų aspektų, tai yra kalbėsiu apie antisemitizmo raišką. Ir antisemitizmo raiška tai yra kaip esminis kitus žydų pasirinkimus lemiantis aspektas. Taip pat bus paliestas žydų kalbų klausimas, jidiš ir hebrajų. Taip pat švietimo sistema Vilniuje ir Kaune bei literatūrinės dviejų bendruomenių kryptis. Na ir pradėsiu nuo abiejų bendruomenių startinių pozicijų. Kalbant apie skaičius, tai čia matome tokį stabilų panašumą. Visą tarpukario laikotarpį žydai tiek Vilniuje, tiek Kaune sudarė maždaug trečdalį miesto gyventojų. Nepaisant nuolatinės emigracijos, skaičius išlieka stabilus. Maždaug stabilus visą tarpukario laikotarpį. Ir po Lenkų Vilniuje ir po lietuvių Kaune tai buvo skaitlingiausia tautinė grupė. Tikslumo dėlei 1923 metais žydai sudarė 33,3% visų Vilniaus miesto gyventojų dalį. Tuo tarpu remiantis 1923 metų Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis, Kaune gyveno 27,1% žydų. Tačiau bendrame tautinėme naratyve, kaip jau Linas minėjo, Vilniaus ir Kauno žydų bendruomenės turėjo skirtingas simbolinės reikšmės. Vilniaus bendruomenė sena ir garsi, tuo tarpu Kauno turinti palyginti nesenas tradicijas. Ir aptariamų laikotarpiu dominavo toks įsivaizdavimas, jog palyginti su Vilniumi, Lietuvos Jeruzalė, Gaono Elijo, ortodoksijos ir žydų kultūros metropolio miestu, Kaunas provincialus, nesusiklostęs kaip žydų dvasinis centras, menkai sakralizuotas, nesukūręs išskirtinesnės kultūrinės atmosferos miestas,
Tačiau situacija ėmė keistis Kaunui perėmus sostinės funkcijas, arba kaip garsusis kaunietis, pirmasis jidiš literatūros kritikas Izraelis Izviris Eliaševas, geriau žinomas Balmachšovas, reiškiančių iš jidiš kalbos mąstytojo pseudonimu. Jisai savo apsakyme Lebenzoldi provinc, tai gyvuoja provincija lietuvių kalba, pašmaikštauja. Cituoju. Atsitiko tokia velniška istorija, kad provincija per naktį virto sostinę. Ir atsitikus šiai velniškai istorijai, kuomet staiga praradus istorinę sostinę, o kartu ir pusiausvyrą, kuri iki tol rėmėsi Vilniaus žydų bendruomenės pranašumu ir lyderystę, vadovaujančio vaidmens pozicijas Lietuvos Respublikoje perėmė būtent Kauno žydai. Ir nuo nulio pradėjo kurti kultūrinę infrastruktūrą, naują ekonominį, politinį ir švietimo centrą laikinojo sostinėje. Ir kaip rašė Vytauto didžiojo universiteto docentas Haimas Nachmanas Šapyra, cituoju, žydų tauta turėjo tam tikrame krašte dvasinį centrą, aplink kurį spietėsi kitų kraštų žydų dvasinis gyvenimas. Tačiau dvasiniam centrui sugriuvus susidaro kitas centras, kuris pamažu perima vaidmenį. Ir čia Kaune pradeda sparčiai telktis įvairių organizacijų, draugijų būstinės, taip pat pastebima tendencija, jog iki tol lietuvių kultūra, gyvenimo būdas bei kalba, ilgą laiką buvusi kaip svetima, tarpukariu ima įgauti vis didesnį svorį tarp Kauno žydų. Tačiau šalia progreso visą laiką egzistavo ir tai šiek tiek stabdantis veiksnys, kuris vadinasi antisemitizmas. Tai yra politinė, ekonominė, socialinė veikla, kuri buvo nukreipta išskirtinai prieš žydus. Ir svarstant Vilniaus ir Kauno žydų bendruomenių raidą prieškariu, sambūvių atmosfera ir antisemitizmo raiška šiuose miestuose tampa ypač aktualiu ir svarbiu aspektu. Ir tiriant tarpukario laikotarpį yra akivaizdu, jog antisemitiniai elementai išryškėja tiek Kaune, tiek Lietuvos valdomo Vilniaus fone. Tačiau antisemitizmo mastai ir pobūdis skyrėsi, kas turėjo tiesioginės įtakos Vilniaus ir Kauno žydų bendruomenių raidos procesų skirtumams. Ir skirtingas požiūris į žydus buvo tam tikras situacijos ir bendruomenių padarytų pasirinkimų katalizatorius, nulėmė skirtingas bendruomenių orientacijas. Ir kalbant apie situaciją Kaune, nors oficialiai buvo stengiamasi lietuvių ir žydų santykius vaizduoti kaip pozityvius, pastebima, jog paslėptas antisemitizmas lietuvių visuomenėje egzistavo visą nepriklausomybės laikotarpį ir ketvirtajame dešimtmetyje netgi peraugo į tokią atvirą konfrontaciją. Ir kaip įvykių amžininkas, teisininkas, profesorius Mykolas Riomeris savo dienoraštyje pažymėjo, cituoju, Lietuvoje apie antisemitizmą garsiai nekalbama ir labai kruopščiai stengiamasi, kad lietuviai nebūtų laikomi antisemitais. Tačiau pogrindyje antisemitizmas bujoja ir neretai išlenda viešumon tarsi yla iš maišo. Taigi, kur slypėjo antisemitizmo priežastys? Tai visų pirma, išsivadavus iš Rusijos nepriklausomybės, iš Rusijos imperijos nepriklausomybės, kuriant nepriklausomą Lietuvą, tarpukariu susidarė palankios sąlygos plėtotis tautiškumui. Ir šiuo laikotarpiu lietuviškas nacionalizmas pradėjo orientuotis į etnokultūrinę struktūrą, etnocentrizmą. Ir pirmą kartą šalies istorijoje lietuvių kalba tapo valstybinė. Tuo tarpu po ilgus metus trukusio carinio režimo patirties, tai jo žydai viešose vietose tarp savęs kalbėdavo rusų kalba, lietuvių supratimu buvo išreiškiama kaip simpatija Sovietų Rusijai. Ir nepaisant palaipsnės integracijos ir lituanizacijos, bujojo žydo prijaučiančio rusiškai kultūrai ir tuo keliančių pavojų lietuviškai stereotipas. Ir tai ypač kėlė problemų sostinėje, tai yra Kaune, kuris reprezentacinis miestas, kur norėjosi, kad būtų toks kaip lietuvių kultūros, lietuvių kalbos reprezentavimo miestas. Ir pirmiausia, vietiniams patriotams ima kliūti trilypiai gatvių pavadinimai, bei nelietuviški, kurie dažniausiai jidiš, žydų parduotuvių užrašai.
Ir 1923 metais, metų pradžioje, imtasi vizualinės miesto lituanizacijos, Kaune pradėtos teplioti degutu iškabos nelietuvių kalba. Ir aptariamų laikotarpių Kaune sustiprėjo dar viena tendencija, tai yra žydų tapatinimas su komunistais, kėlusi įvairių sluoksnių lietuvių priešiškumą. Ir su šiuo stereotipu yra susijęs vienas didžiausių konfliktų Kaune, kuris įvyko 1929 metų naktį iš rugpjūčio 1 į 2. Atvejis yra žinomas kaip Vilijampolės arba Slapotkės pogromas, kuomet komunistų suorganizuotoje demonstracijoje dalyvavo ir žydų tautybės darbininkai, o lietuvių geležiniojo vilko organizacijos nariai nutarė kumščiais pamokyti žydus. Ir įvykis sulaukė labai didelio Lietuvos ir užsienio spaudos dėmesio. Buvo rašoma, jog visiškai pasyvios ir negausios policijos akivaizdoje civilių ir šaulių uniformą apsirengusių ir ginkluotų revolveriais, šautuvais ir lasdomis žmonių, pasiskirsčiusių grupėmis po 2, 3 ir daugiau, sulaikydavo praeivius, išimtinai žydų tautybės piliečius, patikrindavo jų dokumentus ir sumušdavo. Ir kaip svarbiausias 1929 metų Vilijampolės pogromo motyvas buvo nurodytas kova su žydų komunistais. O tai reiškia visiems žydams priskiriant Lietuvos priešų etiketę. Tačiau Lietuvos valdžiai tokius atvejus nežiūrėjo pro pirštus. Ir riaušių organizatoriams buvo iškelta baudžiamoji byla. Tyrimas užtruko net 2 metus. Tuomet prasidėjo teismo procesas ir 1932 metų teismas pripažino kaltais 12 asmenų, keli asmenys nuteisti laisvės atėmimo bausmėmis. Stiprų antisemitinį atspalvį Kaune ir visos Lietuvos fone įgavo ir ekonominiai prekybiniai santykiai. Kaune, kuomet vyko sparti urbanizacija, jaunieji lietuvių verslininkai atvykę į miestą susidurdavo su seniai įsitvirtinusia ekonominė struktūra. Ir tai kėlė lietuvių nepasitenkinimą ir buvo einama link verslo lietuvinimo. Ir čia iškyla dar vienas stereotipas, tai yra žydo kaip beatodairiško naudos ieškotojo, iš prigimties siekiančio įsiviešpatauti visame pasaulyje, kuriais vadovavosi 1920 metais įsikūrusios Lietuvos verslininkų, pramonininkų ir amatininkų asociacijos laikraščio Vairas straipsnio autoriai. Taigi laikinojo sostinė iš esmės dominavo stereotipiniai žydo vaizdiniai, tai yra prijaučiantis rusiškai kultūrai ir kalbai, komunizmui, dykaduoniai, kurie audrino lietuvių vaizduotę ir kėlė nepasitenkinimą žydais. Nors prie radikalesnių pozicijų žydų atžvilgių prisidėjo jaunųjų lietuvių nacionalistų organizacijos, tačiau Lietuvos valdžia vis dėlto oficialiai varžė antisemitizmą. Tuo tarpu Vilniuje stiprėjo antisemitizmas, kuris peržengė buitinių pasvarstymų stereotipų lygmenį ir čia vyravo daugiau ideologijos. Ir antisemitizmas pasireiškė vos Lenkų kariuomenė įžengė į Vilnių, tai yra 1919 metų balandžio mėnesį buvo įvykdytas pogromas, kurio metu, anot memorandumo vyriausiajam rytų žemių Lenkų komisarui Osmolovskiui, buvo teigiama, jog žuvo 60 žydų, daugybė sužalota, vyko masiniai plėšimai ir tyčiojimasis. Toliau antisemitizmas Vilniuje grįstas ekonominė konkurencija reiškiasi viešomis miestiečių iniciatyvomis. Piketuose prieš žydų prekybą aktyviai reiškiasi lenkiškas jaunimas, taip demonstruodamas savo patriotizmą. Ir Vilniuje į miestą pradėjus keltis gyventojams iš aplinkinių Lenkijos miestų, kuriems įsitvirtinti padėdavo Lenkijos valstybė, Lenkijos vyriausybė, prisidėdavo prie žydų įmonių nuosmukio. Ir Lenkai stengiasi įsitvirtinti. Jiems nebuvo tikslo formuoti lenkiškus verslus. Ir ko rezultate Vilniuje pasireiškė tiesioginė žydų diskriminacija, pasitelkiant ekonominį boikotą. Ir įvykių liudininkė Liusi Davidovič, kuri atvyko iš New Yorko, atvykusi studijuoti aspirantūros studijų, ir jos prisiminimai liudija. Jie, tai yra Lenkų piketuotojai, dalyja proklamacijas ir jėga neįleisdavo Lenkų panorusių žydų krautuvėse apsipirkti. Kartkarčiais jie įpuldavo į piketuojamą krautuvę, suversdavo lentynų prekes, nušluodavo nuo prekystelių daiktus. Ir Lenkų nacionalistų, tai yra vadinamųjų endekų,
pakurstymas iš viršaus kaitino atmosferą mieste ir atvėrė kelią nuolatiniai tiesioginiai žydų diskriminacijai prekybos srityje, atviram smurtui Vilniaus gatvėse bei sėjo baimę Stepono Batoro universitete. Ir universitetas buvo itin svarbi vieta tiek Vilniuje, tiek Kaune, telkusi dominuojančios tautinės grupės, šiuo atveju Kaune lietuvius, Vilniuje lenkus ir žydų studentiją. Ir tai buvo vieta, kur kontaktas tarp skirtingų tautinių grupių buvo kasdienis, buvo intensyvus ir kur tarp šitų skirtingų tautinių grupių studentų, jų santykių jų ryškiai atsispindėdavo bendra sambūvio atmosfera, kuomet per jaunimo santykius atsispindėdavo bendras požiūris į tautinės mažumas. Ir situacija Vilniuje tarp lenkų ir žydų studentų buvo labai sudėtinga. 1926 metais lapkričio mėnesį katalikiškų studentų organizacijų atstovai Stepono Batoro universitete Vilniuje susirinko į masinį mitingą, kurį pirmiausiai įkvėpė iki tol besitęsiantis ilgas konfliktas su žydų studentais medicinos fakultete, anatomijos katedroje ir tikslumo dėliai šis konfliktas šiame būtent anatomijos katedroje kilo daugelį Europos universitetų, tame tarpe ir Lietuvos universitete. Ir būtent apie šį atvejį yra tikrai neblogi straipsniai Dangiro Mačiulio, istoriko Dangiro Mačiulio apie atvejį Lietuvos universitete ir apie atvejį Stepono Batoro universitete istorikės Natalijos Aleksiūn. Ir apie kurį šiandien nesiplėsiu daugiau. Ir dar 1923 metais Lenkijos vyriausybė inicijavo numerus clausus principą žydų studentams. Tai yra pagal šį principą ne lenkų tautybės studentams buvo taikoma apribojimai įstoti į universitetą. Tačiau tuomet, 1923 metais, kilę protestai neleido Seimui priimti šio įstatymo. Atviras antisemitizmas prasidėjo po Lenkijos vadovo Juzefo Pilsudskio mirties, tai yra po 1935 metų. Ir tuomet pradėtas taikyti ne tik numerus clausus principas, ribojantis žydų kilmės studentų stojimą į universitetą, bet atsirado ir reikalavimas žydams sėdėti atskiruose suoluose nuo lenkų studentų. 1937 m. sausio mėnesį švietimo ministro įsakymu, Lenkijos Respublikos švietimo ministro įsakymu, Stepono Batoro universitetas net buvo uždarytas 2 savaitėm. Vilniaus krašto lietuvių spaudoje pasirodė žinutė apie šios įvykius ir joje lenkai vienareikšmiškai kaltino dėl to žydus, jų atsisakymą sėdėti skiriuose suoluose. Lenkų studentų nuomonė universitetas buvo uždarytas tik dėl jų žydų užsispyrimo, bei pasisakė, jog ir toliau jie yra nusiteikę sėdėti nuo žydų atskirai. Atidarius po 2 savaičių universitetą išpuoliai ir vėl atsinaujino, o vasario mėnesį keli žydų studentai buvo sužaloti. Ir archyviniai šaltiniai liudija, jog lenkai fiziškai trukdydavo žydams patekti į universitetą. Tuo tarpu žydai nesulaukė užtarimo iš rektoriaus, paskelbė protesto akciją. Filologijos studentai žydai paskelbė 24 valandų bado streiką. Tačiau ir ši akcija nesusilaukė didesnio atgarsio. Ir analizuojant šaltinius, išryškėja akademinės valdžios veiksmų nenuoseklumas, taip pat ir daugumos studentų pasyvumas, kas privedė prie to, jog radikalus jaunimas jautėsi nebaudžiamas. Ir kaip nurodė Vilniaus žydų bendruomenės pirmininkas Jokūbas Vygockis, kol nei policija, nei teisėjai nesistengė gesinti to priešiškumo žydams ugnies, tol antisemitizmo problema Vilniuje tik gilėjo. Tiesa, šis antisemitizmas Stepono Batoro universitete neišsiskyrė visos Lenkijos kontekste. Tokie pat aštrūs susidūrimai taip pat vyko ir Varšuvos, Krokuvos, Lvovo ir kitose Lenkijos universitetuose.
Tuo tarpu lietuvių ir žydų studentai Lietuvos universitete Kaune taip pat nebuvo, toli gražu nebuvo idealūs, nors nebuvo išvengta neramumo ar bandymų diskriminuoti žydų studentus ir Lietuvos universitete, vėliau įgavusio Vytauto Didžiojo vardą Kaune. Tačiau šis antisemitizmas neįgavo radikalesnio pagreičio lietuvių studentijoje ir plačiojo visuomenėje. Lietuvoje įvesti numerus klausus raginimų būta, tačiau nebuvo priimta jokių įstatymų, kurie formaliai ribotų žydų priėmimą į aukštąsias mokyklas. Ir Kauno universiteto rektorius ir prorektorius 1932 m. lapkritį griežtai atsiribojo nuo numerus klausus agitacijos, kurį buvo pradėjusios lietuvių studentų organizacijos. Rektorius profesorius Vincas Čepinskis pareiškė, kad niekada netoleruos numerus klausus reglamento universitete. Ir kaip jau ir minėjau, kaip ir visose Europos universitetuose, 4-asis dešimtmetis pasižymėjo aštriais konfliktais paremtais tautiniu pagrindu. Ir tokia triukšminga antisemitinė akcija Vytauto Didžiojo universitete įsiplieskė 1934 m. balandžio 27 d., kuomet du pagrindiniai žydų dienraščiai, Die Jüdische Stimme ir Volksblatt skelbė, jog apie 1 valandą naujai paskirtas medicinos fakulteto docentas daktaras Gutmanas turėjo skaityti pirmąją paskaitą psichikos ligų katedroje. Paskaitą iš rankraščio skaitė lietuvių kalba, bet vos nuskambėjus pirmiesiams žodžiams auditorijoje kilo šurmulys, iš karto tapo aišku, kad prasideda gerai organizuota akcija, dėl kurios atvyko ne tik medicinos fakulteto, bet ir kitų fakultetų studentai. Ypač daug studentų buvo iš teisės fakulteto. Trukdymo organizatoriai pradėjo trankyti suolus, trypčioti kojomis, o pabaigoje šaukti šalin žydus. Volksblatt pateikė ir daugiau detalių. Daugiausia buvo girdėti šauksmai šalin žydus, šie šūkiai nesiliovė, iš paskutinių eilių buvo galima net išgirsti muški žydus. Antisemitiškai nusiteikę studentai pradėjo dainuoti patriotinės dainas. Tačiau profesūra ir tuometinis universiteto rektorius Mykolas Riomeris pasmerkė šiuos ekscesus, nors akcijos universitete iškildavo visą tarpukario laikotarpį, tačiau vis dėlto apsiribodavo apsižodžiavimais ir neperaugdavo į stipresnius veiksmus, kas Vilniaus Stepono Batoro universitete buvo tapę beveik kasdienybę. Ir pereinant nuo antisemitizmo prie kalbinių pasirinkimų, tai skirtingi Vilniaus ir Kauno žydų bendruomenių pasirinkimai tarpukariu geriausiai matyti vertinant šiose bendruomenėse vartotų kalbų spektrą, tai yra jidiš ir hebrajų kalbų spektrą. Ir prieškario Vilniuje tarp žydų išryškėjo stiprus jidiš identitetus, kurį skatino tiek vilnietiško litvakų tradicija, tiek naujai besikuriančios jidiš mylėtojų organizacijos, kaip pavyzdžiui viena garsiausių Vilniuje Jung Vilne susivienijimas, o 1925 metais atidarytas JIVO, tai yra Žydų mokslo institutas, ne tik nenuginčiamai tvirtino šios kalbos prestižą, bet ir apskritai išvedė Vilnių į pasaulinio lygio jidiš kalbos ir kultūros areną. Tuo tarpu Kaune ištinka kita situacija. Čia pradėjo ryškėti hebraistinė tendencija, kuri išėjo iš siaurų religinio gyvenimo ribų. Ir čia reikėtų grįžti dar į XIX amžių, į Haskalos, tai yra žydų apšvietos laikotarpį, ir prisiminti kaunietį Abraomą Matą, kuris tarpukario laikotarpiu tapo savotišku žydiškojo Kauno simboliu ir kurio romanai, tokie kaip Sijono meilė, Samarijos kaltė, pavertė Kauną modernaus hebrajų romano tėvyne. Ir tarpukariu prasidėjo ir akademiniai, reikia pabrėžti, kad pirmą kartą prasidėjo akademiniai hebrajų kalbos tyrimai. Ir čia svarbus Chaimo Nachmano Šapyros vardas, kurio tėvas buvo vyriausias Lietuvos rabinas ir kuris Kaune pradėjo tirti hebrajų kalbą, hebrajų literatūrą. Čia pradėjo rašyti 12-tomę moderniosios žydų literatūros istoriją. O 1926 metais Lietuvos universitete Kaune pradėjo vadovauti semitologijos seminarui, kuris buvo vienintelis tokio tipo tarpukario Baltijos šalyse.
Tiesa, išimtis Kaune galioja tik periodiniai spaudai, nes senoji žydų karta buvo rusifikuota ir buvo linkusi vartoti jidiš kaip šnekamą kalbą, ją skaitė spaudą. Ir net sionistų, kurie pasisakė už hebrajų kalbos populiarinimą, jų leidžiamas svarbiausias Lietuvos žydų dienraštis Jidiš Eštime, jis taip pat buvo leidžiamas jidiš kalba. Tuo tarpu jaunoji karta dėl švietimo sistemos struktūros ir privalomo lietuvių kalbos ir kai kurių dalykų dėstymo lietuviškai palaipsniui patyrė lituanizaciją ir hebrajų kalbos įtaką. Ir kai tuo metu Vilniuje, nepaisant antisemitinių nuotaikų, lenkinimo procesas vyko sėkmingai. Viduriniajai klasiai priklausantys žydai kalbėjo laisvai lenkiškai ir nemaža dalis žydų vaikų lankė lenkiškas mokyklas. Tiesa, tai sąlygojo finansinis aspektas, kadangi lenkiškos mokyklos, mokslas lenkiškose mokyklose buvo nemokamas. Ir kalbant apie švietimą, tai yra atskira labai įdomi ir svarbi tema, apie kurią atskirai galima rengti paskaitas ir kalbėti vien šią temą. Tai tiek Vilniuje, tiek Kaune tai buvo bene didžiausias žydų bendruomenių pasiekimas, tai yra savarankiška švietimo sistema, kuomet šalia tradicinių religinių mokymo institucijų, tokių kaip Ješiva ir Hederis, kurie ir net ir tarpukariu vaidino labai reikšmingą vaidmenį, tačiau šalia jų pradėjo sparčiai populiarėti pasaulietinis švietimas. Ir 20 amžiaus trečiojo dešimtmečio pradžioje abiejose miestuose susiformavo 3 pagrindiniai ideologiškai skirtingų žydų mokyklų, pasaulietinių žydų mokyklų tinklai. Tai yra tarbut, iš hebrajų kalbos reiškiantis kultūra. Tai yra pasaulietinių mokyklų hebrajų dėstomąja kalba tinklas, kurį kuravo sionistinis judėjimas, sionistai. Tada Javne, religinės pakraipos, ortodoksinių mokyklų hebrajų dėstomąja kalba tinklas. Ir kultūrlygos, pasaulietinės mokyklos, jidiš dėstomąja kalba, tai yra jidišistinės pakraipos mokyklos. Ir Kaune sionistinės pakraipos tarbut mokyklos su dėstomąja hebrajų kalba gana greitai tapo dominuojančiomis. Tam žinoma įtakos turėjo galingas sionistinis judėjimas, įsitvirtinęs Kaune, kai tuo tarpu jidiš edukacinis tinklas formavosi palyginus sudėtingai. Pirmoji mokykla Kaune jidiš dėstomąja kalba atsidarė tik 1926 metais, kas yra palyginus su tarbut tinklu, tai yra gana vėlai. Tai buvo žydų aukštesnioji komercinė mokykla, vėliau gavusi žydų Šalomo Aleichemo gimnazijos vardą. O dėl kokių priežasčių Kaune labai sunkiai steigėsi jidiš mokyklos. Tai visų pirma, tai buvo susijęs su tarpusavio nesutarimais, su labai sudėtinga jidišistinės organizacijos plėtra. Jidišistinė mokyklom rūpinosi Kultūrlygos organizacija, kuri buvo įkurta 1919 metais, bet dėl tarpusavio konfliktų ir polinkio į kairįjį politinį judėjimą, į komunistinį judėjimą buvo likviduota. 1924 metais Kultūrlygos veiklą perėmė Lietuvos žydų švietimo organizacija, kuriai ir pavyko įsteigti mokyklą. Tačiau, jeigu čia buvo daug nesklandumų, tai jidišistinėm organizacijom pakankamai gerai sekėsi organizuoti suaugusiųjų žydų švietimą. Ir čia išskirtinai reikėtų paminėti profesinio rengimo mokyklą, kuri vadinasi ORT, tai buvo ORT amatų mokykla, kuri tikrai buvo aukšto lygio. Taip pat iš suaugusių švietimo reikėtų paminėti Kauno žydų liaudies universitetą, kuris buvo įsteigtas Kaune Esteros Eliaševos, tai yra pirmosios Lietuvos
filosofijos daktarės, rašytojos dėka, ir kuris irgi turėjo tarp žydų didelį pasisekimą. Taip pat 4-ojo dešimtmečio pabaigoje ėmė daugėti žydų besimokančių lietuviškose mokyklose. O 1933 metais Kaune įsteigta žydų gimnazija su dėstomąja lietuvių kalba. Ir tai buvo pirma ir vienintelė tokio tipo švietimo įstaiga Lietuvoje, kurioje lietuvių kalba buvo dėstomoji. Ir itin svarbus yra toks pragmatinis aspektas, jog žydams baigusiems šią mokyklą nereikėjo laikyti lietuvių kalbos egzamino ir tai palengvindavo stojimą į Vytauto didžiojo universitetą. Tuo tarpu Vilniuje, kaip minėjau, susikūrė labai stiprus jidiš kalbos ir kultūros sąjūdis, o žydų švietimas jidiš dėstomąja kalba tapo dominuojančiu. Ir tam įtakos turėjo atvirkštinė situacija. Vilniuje jidiš organizacijoms, jų organizacija vyko labai sklandžiai. Vilniuje jidiš organizacijoms pavyko iš karto organizuoti kursus ir parengti aukštos kvalifikacijos žydų mokytojus darbui jidiš mokyklose. Taip pat Vilniaus žydai aktyviai lankė lenkų atidarytas mokyklas žydų vaikams, kurios jidiš kalboje vadinasi šabasufkės ir kuriuose visos disciplinos dėstytos tik lenkų kalba. Ir kaip minėjau, jos buvo nemokamos. Ir politiniai ir visuomeniniai pokyčiai neabejotinai palietė ir žydų literatūrą. Tarpukariu Vilniaus ir Kauno žydų literatai pasuko iš esmės skirtingais kūrybos keliais, palaikydami tam tikrą tarpusavio dialogą. Ir tas išėjimas skirtingais keliais irgi taip pat yra susijęs su kalbiniu klausimu. Ir taip pat svarbu pabrėžti, jog didelės reikšmės Vilniaus ir Kauno žydų literatų pasirinkimams turėjo ir skirtingas antisemitizmo mastas bei pobūdis Vilniuje ir Kaune, kuomet sąlygojama stipresnių antisemitinių nuotaikų, Vilniaus žydų literatūra plėtojosi iš esmės savarankiškai. Čia praktiškai nebuvo tautų bendradarbiavimo. Žydų literatai daugiausia veikė savo organizacijų rėmuose, formuojamos tautiniu pagrindu, nesiekiant pažinti naujos lenkų literatų kartos ir kūrybos. Žydai rašytojai būrėsi į organizacijas, minėjau, formuojamos tautiniu pagrindu ir kaip antai 27 metais įsteigtas jidiš rašytojų penklubas. Taip pat čia 29 metais susikūrė garsiausia jidiš grupė Jung Vilne, telkusi pačius talentingiausius žydų literatūros ir dailės kūrėjus. Tuo tarpu jaunieji lenkų literatai 1931 metais susibūrė į Žagarų grupę. Ir pastarajai priklausiusio žymaus poeto ir Nobelio literatūros premijos laureato profesoriaus Česlovo Milošo atsiminimai taip pat liudija apie tuometiniame Vilniuje egzistavusią nematomą sieną atskirtą žydišką ir lenkišką Vilnių, kuris iš esmės, jo žodžiais tariant, gyveno atskirai. Ir įvykio amžininkas prisipažino, cituoju, nieko nežinojau apie žydų istoriją Lenkijoje ir Lietuvoje, kas liudija apie šalia gyvenančių kaimynų nepažinimą. Ir visos Lenkijos kontekste Vilniaus žydų bendruomenė išsiskyrė itin stipriu, glaudžiai su Vilniumi susitapatinusiu identitetu, nepaisant realaus skurdo ir nepritekliaus. Vilniaus miestas žydų kūriniuose pateikiamas kaip ypatinga aura ir reikšmę turinti vieta žydams. Savo kūriniuose Vilnių reprezentavo poetas Zalmanas Šniūras Zalgintas, atsikėlęs iš Baltarusijos 1904 metais, o jau 1920 metais parašęs poemą Vilnius, kurioje nuo pirmųjų eilučių, o Vilniau, mano močiutė didžioji, motutė žydelių, reiškiama meilė ir pagarba miestui. Ir Vilniaus motyvai taip pat sutinkami šiame mieste savo karjerą pradėjusio garsaus rašytojo Avromo Suckeverio bei Dovydo Einhorno kūryboje, o Moišės Kulbako kūrinys Vilnius tapo vienu iš žydiškojo Vilniaus simbolių. Žydiškojo Vilniaus siužetas liko aktualus ir vėlesniuose žydų kūriniuose, jau po holokausto.
ir įamžinusios prarastą miestą ir žydų bendruomenę. Kaip pavyzdžiui, 1910 metais Vilniuje gimusio Chaimo Gradės kūrinyje Mano motinos šabato dienos, perteikiantis dvasinę ir politinę žydų atmosferą mieste, bei Avromo Karpinovičiaus darbuose, kaip pavyzdžiui, apsakymų knyga Paskutinis Vilniaus pranašas, kuris ši knyga visai neseniai yra perleista lietuvių kalba, su kuriuo tikrai rekomenduoju moksleivių susipažinti, kurią galima pavadinti žydiškojo Vilniaus kasdienybės kronika, gyvų miesto istorijos vietų, kur gyveno žydai, kur kūrė, kur veikė realūs žmonės, liudijimu. Ir ne vienai žydų intelektualų kartai Vilnius buvo nepakeičiamas moderniosios žydų kultūros švyturys visą tarpukario laikotarpį. Ir nemaža Vilniaus žydų kūrėjų dalis įprasmino ir reprezentavo žydiškojo Vilniaus motyvą savo kūryboje, tačiau tai darė savo bendruomenės viduje, beveik nesistengdama ieškoti sąlyčio su lenkiška bendruomenė. Tuo tarpu 20 amžiaus pradžioje Kauno žydų jidiš literatūroje dominuoja vienatvės susvetimėjimo ir atskirties tematika. Žydai 20 amžiaus pradžioje išgyveno tapatybės krizę, nejausdami ryšio su vietinė aplinka. Ir čia vėl, ieškant priežasčių, reikėtų atsigręžti į politinius įvykius. Ir čia labai svarbus yra 1915 m. gegužės mėnesio priverstinis visų žydų iškeldinimas iš Kauno gubernijos, kuomet caro valdžia apkaltina žydų šnipinėjimu vokiečių kariuomeniai. Ir iš Kauno gubernijos teritorijos į Rusijos gilumą buvo iškeldinta apie 150 000 žydų. Ir tai nebuvo visų miesto gyventojų evakuacija, bet išskirtinai žydų iškeldinimas, kurį galima prilyginti žydų karimui. Ir žydų kolektyvinėje atmintyje šis priverstinis iškeldinimas gavo geiriš, arba jeigu kalbama tik apie Kauno gubernijos žydus, geiriš kovlę vardą, iš hebrajų ir jidiš kalbų reiškiančių išvarymą, ištrėmimą. Ir vartojama apibūdinti, pavyzdžiui, žydų išvarymą iš Ispanijos 1492 metais. Tai jeigu Vilniaus žydai turėjo labai senas tradicijas, jų tęstinumą, suaugusių su identiteto, su vilnietiška aplinka, Kauno žydai buvo ištraukti iš šitos teritorijos, iš šitos vietos, iš įsišaknijusios aplinkos ir jiems suteikiama galimybė grįžti jau tik tai po 1918 metų, kuomet jie gauna galimybę grįžti į Kauną, į savo namus, tačiau grįžta į naujai susikūrusią Lietuvos valstybę su naujomis politinėmis realijomis, kur vėlgi reikėjo iš naujo ieškoti ryšio su pasikeitusią aplinką ir pasikeitusiamis politinėmis aplinkybėmis. Ir ta atskirtis, susvetimėjimas, vienatvė atsispindi kauniečio Kalmano Zimeno romane Ant besisukančių laiptų, kuris pastarasis romanas yra taip pat dabar yra išverstas į lietuvių kalbą ir su kuriuo galima susipažinti. Taip pat dominuoja tas vienatvės jausmas ir kitose Kauno žydų rašytojų kūriniuose, kaip pavyzdžiui Peisako Markuso novelėje Tautoms išsiskiriant romane Aplinka ir klydė, Hiršo Brilio dramoje Griūtis. Ir ši situacija ima keistis 20 amžiaus 4-ame dešimtmetyje. Ir šiuo laikotarpiu prasideda bandymai megzti abipusį dialogą tarp žydų ir lietuvių kūrėjų. Ir pradeda formuotis naujas reiškinys, tai yra vietinė žydų literatūra. Ir Kauno žydų literatai ima save tapatinti su lietuviška aplinka ir įprasmino tai savo kūryboje. Ir to paties Nachmano, jau minėto Nachmano Šapyro žodžiais tariant, ilgai ir taikiai gyvendami Lietuvoje, žydai pamilo lietuvišką žemę. Ir analizuojant tarpukario žydų spaudos straipsnių literatūrą, galima matyti tendenciją, jog žydų kūryba Kaune įgauna naujų atspalvių. Tuomet, kai yra užmezgamas ryšys su vietinė aplinka. Atsiranda vis daugiau poezijos, kurios įkvėpimo šaltiniu tampa Lietuvos gamta. Tave, Lietuva mano, myliu laukus, kur į tolį nueina, tave myliu, Lietuva mano, tu esi mano tėviškė, mano vaikystės kelius tu vainikais nuklojai, rašo rašytojas Grodzenskis, arba rašytojas Gotlebas rašo,
tylioji Lietuva, gimtinė mano, graži esi, kai baigęs vasaros auksinis laikas. Ir kūryboje išsiskleidė lietuviški motyvai, pačių žydų yra įvertinami kaip išskirtiniai, kaip keliantis literatūros vertę. Tai suteikia jaunai žydų literatūrai nepriklausomą Lietuvoje specifinio grožio ir tuo pat laiku įrodo kultūrinį ir menišką savitumą, teigia žydų rašytojas Glazmanas. Ir pirmą kartą žydų vietinės tematikos atsiradimas, daugiakultūriškumas žydų literatūroje, literatūros kritikų imamas suvokti kaip teigiamas reiškinys, suteikiantis individualumo kūriniams palyginus su senosios kartos kūryba. Žydų spaudoje taip pat pabrėžiama, jog tai suteikia jaunai žydų literatūrai nepriklausomą Lietuvos specifinio grožio ir tuo pat laiku įrodo jos kultūrinį ir menišką savitumą. Taip pat Kaune būta bandymų realizuoti kultūrinę bendradarbiavimo idėją tarp lietuvių ir žydų ir vienas iš tokių iniciatyvų tai buvo 28-37 metais veikusi Lietuvos lietuvių ir žydų kultūrinio bendradarbiavimo draugija, kuris siekia per kultūrinius renginius, paskaitas, koncertus, parodas pažinti vieni kitų kultūrą ir gerinti tarpusavio santykius. Vis dėlto didelių darbų organizacijai nuveikti nepavyko ir draugijos veikla užgeso, bet buvo bandymų ir Kauno universitete. 28 metų birželį Kauno universiteto profesoriai Mykolas Biržiška, Vincas Krėvė, Purickis, Kauno burmistras Vileišis bei žydų advokatai Garfunkelis ir Robinsonas įsteigė lietuvių ir žydų kultūrinio bendradarbiavimo draugiją, kuri taip pat ne visai išplėtojo savo veiklą. 1929 metais birželį įsteigta studentų ir lietuvių ir žydų kultūrinio bendradarbiavimo draugija. Tačiau toksai paminėtinas yra lietuvių teisininko profesoriaus Augustino Janulaičio darbas ir jo monografija Žydai Lietuvoje, išleista 1923 metais Kaune, kurią galima laikyti pirmuoju akademiniu žydų istorijos tyrimu ir pateikimu visuomeniai lietuvių kalba. Taip pat žydų laikraštyje lietuvių kalba apžvalga buvo nuolat publikuojami žydų autorių kūrinių fragmentai, kaip antai vieno originaliausių Kauno jidiš autorių prozininko Eliezerio Heimano istorinė apysaka Abraomas Makro. Taip pat svarbus vardas yra Urija Kacenelin-Boninas, lietuvių ir žydų dialogo šalininkas, 30 metais Toronte išleidęs rinkinį Dainės, tai yra didžiulį lietuvių ir latvių liaudies dainų rinkinio vertimą į jidiš kalbą, kuris yra itin svarus indėlis supažindinant žydus su lietuviškųjų folkloru. Taip pat svarbu paminėti Izidoriaus Kisino veiklą, kurio pastangomis buvo išleista Vinco Krėvės kūrybai skirta lietuvių literatūros antologija. Taigi tarpukario Kaune gimsta abipusio lietuvių ir žydų pažinimo daigai, lietuvių ir žydų kultūrinio bendradarbiavimo draugija, kūrinių vertimai iš hebrajų kalbos į lietuvių ir jų publikavimas laikraščiuose, Izidoriaus Kisino leidybinė veikla. Ir tarpukario Kaune susiklošusios sąlygos leido pradėti formuotis naujam žydo sociokultūriniam tipui, tai yra atviram lietuviškai kultūrai, o padėti abipusio pažinimo pamatai turėjo didelį potencialą natūraliai vystytis toliau. Ir nors nemažai kalbėta apie antisemitizmą ir slogę sambūvio atmosferą, tačiau tuo pat metu negaliu nepaminėti bendros lietuvių ir žydų koalicijos, visų pirma kovoje už Vilnių ir jau visai pabaigai, prijungus Vilniaus miestą prie Lenkijos Respublikos, Vilniaus žydų bendruomenė neliko abejinga ir deklaravo lojalumą Lietuvai, bei palaikė Vilniaus grąžinimo Lietuvai siekius ir kolektyvinį Vilniaus žydų nusistatymą išreiškė tokie bendruomenės lyderiai kaip Jokūbas Vygockis, daktaras Semachas Šabadas, viešai deklaruodamas, cituoju, aišku, kad turi būti viena Lietuva, net dvi ir net trys. Ir galimai tai buvo padaryta tokia kaip meškos paslauga, kuomet toksai viešas prolietuviškas diskursas padarė neigiamą įtaką pačiai bendruomeniai, vertinant tą sambūvio atmosferą su Lenkijos piliečiais, vertinant antisemitizmo aspektą.
Vis dėlto ilgainiui netekusi didesnės veikimo laisvės, Vilniaus žydų bendruomenė prisitaikė prie pakitusios politinės situacijos ir į viešumą vis rečiau prasismelkdavo tokio pobūdžio prolietuviški pasisakymai. Tuo tarpu Kauno žydų bendruomenė taip pat save aktyviai pozicionavo kaip lojaliai Lietuvos Respublikai nuo pat pradžių. Ir Vilniaus vadavimo idėjas aktyviai propagavo žydų karių dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės išvadavime sąjunga, įkurta 1933 metais, ir jos vieša retorika, organizacijos leidžiamo laikraščio lietuvių kalba apžvalga ir vienkartinių proginių leidinių turinys, taip pat neabejotinai kalba apie prolietuviškas laikysenas. Ir galima daryti prielaidą, jog prie šio žydų pasirinkimo ir aktyvumo prisidėjo lietuvių mobilizacija dėl Vilniaus, kuomet įtikėjimas gyvybišku Vilniaus būtinumu pagimdė Vilniaus vadavimo sąjūdį ir galingą komunikacinio vadavimo diskursą. Ir lietuviai, spręsdami Vilniaus klausimą, matė žydus kaip sąjungininkus, o pastarieji taip pat palaikė šią idėją. Ir žydai yra už Lietuvą su Vilniumi, Gardinu ir Balstogę. Ne kartą nuskambėjo žydų tautos tarybos posėdžiuose. Ir 1937 metais buvo įkurtas Vilniui vaduoti sąjungos žydų skyrius Kaune, kuriam pritarimą išreiškė ir pats vyriausias Lietuvos rabinas. Buvo imtas brėžti aiškios Lietuvos žydų veiklos gairės, siekiant Vilniaus grąžimą paversti ne tik lietuvių, bet ir žydų nacionalinę idėją. O bene ryškiausių lietuvių ir žydų nuostatų sutapimo pavyzdžių tapo Vytauto Didžiojo universiteto docento Nachmano Šapyros darbas Vilnius naujoji žydų poezijoje, kai lietuviams lietuvių kalba buvo suformuota ir pristatyta Vilniaus reikšmė žydų poezijoje. Ir 4-ojo dešimtmečio viduryje imama kasmet minėti spalio 9-oji, tai yra Vilniaus prijungimo prie Lenkijos diena, ir žydų laikraštis lietuvių kalba skelbia: kiekvienas Lietuvos valstybės pilietis turi šią gedulo dieną tarti psalmių žodžius. Jei užmiršiu tave Lietuvos Jeruzalė, te bus užmiršta mano dešinioji, te prilimpa mano liežuvis prie gomurio. Ir pabaigai 1939-aisiais vykdant Molotovo-Ribentropo pakto nutarimus, Vilnius buvo užimtas Raudonosios armijos ir po represijų ir areštų palietusių ir žydų bendruomenę 1939 m. spalio 10 d. buvo perduotas miestas Lietuvos Respublikai. Ir visų pakraipų ir srovių žydų spauda sveikino Vilniaus atgavimą. Lietuvos žydai Vilniaus grąžinimą spaudoje traktavo kaip teisingumo nugalėjimą, primenant savo kaip Lietuvos piliečių lojalumą ir palaikymą Vilniaus priklausomybės Lietuvai atžvilgiu visą tarpukario laikotarpį. Ir tikėtasi, jog Vilniaus susigrąžinimas pagyvins žydų ir lietuvių bendradarbiavimą, primenant gražaus lietuvių ir žydų sugyvenimo tradiciją. Vilniaus žydų atsakas buvo tolygus. Vilniečių žydų nusistatymas Lietuvai gimė šiandien ir visas tas klausimas nėra naujas. Vilniaus žydai patenkinti sugrįžę prie senojo kaimyno ir yra griežtai nusistatę laikytis visiško lojalumo Lietuvos valdžiai ir geriausių norų lietuvių tautai ir valstybei. Taigi po 19 metų Vilniaus žydų orientacija išliko į Lietuvą. Tačiau 1939 spalio mėnesį, susigrąžinus Vilniaus miestą, pasiekus tą tikslą puoselėtą visą tarpukario laikotarpį, laukia šioks toks akibrokštas, kuomet pasirodė, kad Vilniaus ir Kauno žydus skiria tam tikra praraja, kuomet po 19 metų ekonomiškai ir politiškai pranašesni tapo Kauno žydai, o Vilnių kaustė nepriteklius ir skurdas. Kauno žydai ėmė save pateikti kaip lietuviškos dvasios ir tvarkos nešėjus, o tuo tarpu Vilnių, nepaisant kultūrinio potencialo, pradėta žvelgti kaip į provincialų lenkiškos įstatymdavystės pažymėtą lenkų kalbos kultūros paveiktą miestą, kurį buvo būtina iš naujo pajungti bendram valstybės gyvenimui. Ir po Vilniaus susigrąžinimo, kaip niekada anksčiau, išryškėjo kalbiniai, socialiniai, ekonominiai ir kultūrinės orientacijos prieštaravimai, kurie ėmė labiau skirti nei jungti Vilniaus ir Kauno žydus.